Sveikos visos ir sveiki visi. Laikas sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien aš dar kviečiu jūs pasižiūrėti tokį ekspres kortų skaitimą, būrimą. 8 vaikinai, 8 vyrai, penktadienį kovo 8, kam tai svarbu, kam nesvarbu, bet kuriuo atveju mes pasižiūrim, ar jūsų vyrai vaikinai jūs planuoja pasveikinti su kovo 8. Jeigu jums tai aktualu, jeigu jums kovo 8 yra šventė, tai kviečiu žiūrėti. 8 vyrų kortos. Mes kiekvieną pasižiūrėsim, jūs rinkitės kažkurį, tai galbūt ne vieną, galbūt vardą kelių vyrų vardus ištrauksit, bet kuriuo atveju tai bus įvairaus amžiaus, įvairaus, kaip sakoma, irgi, įvairios psichologinės brandos vyrai, bet jūs galit pabandyti pasižiūrėti, ar kortos teisingai jūsų intuicija ir kortos nuspės, ką vyrai vaikinai galvoja apie kovo 8. Pradedam. Pirmas variantas. Vyras, tai yra ne vaikinas. Vyras pačiame jėgų žydėjime. Gali būti iki 50 metų, bet jau jo, kaip sakoma, jo amžius tikrai berniuku nepavadinsi. Jūs galit jam kažkokį tai vardą suteikti, 1, 2 arba 3. Kaip jau jūs padarysit, taip jau jūsų, kaip sakoma, irgi tai tik tai nuo jūsų fantazijos priklauso. Pasižiūrim jo mintis, pasižiūrim jo veiksmus, ką jisai žada padaryti kovo 8. Ir tokia, žinot, kaip pasakyti, jo patarimas, tai yra angelų taro patarimas. Pasižiūrim, apie ką tai kalba bus. Taip, šitas vyras nori intimumo, nori sekso. Jeigu jisai ir planuoja kažkaip pasveikinti, tai nusiteikęs tokiam intimiam pasveikinimui ir intimumui su jumis. Pasižiūrim taip, jisai nori to intimumo su savo žmona, supranta, kad tai galbūt bus tokia truputėlį, kaip sakoma, sužaista arba aplinkybė susiklostė, todėl gali tikėtis kažko tai, bet tai bus toksai, žinot, pasižaidimas rolės. Vienas supranta, kad kovo 8 tai tik tai diena, kitas supranta, kad kovo 8 tai irgi tik tai tas požiūris, kaip čia pasakyti, nieko rimto, kiekviena diena yra meilės diena, bet vienaip ar kitaip galit tikėtis iš šito vyro malonaus, smagaus, tokių, žinot, rolės žaidimo. 8 kovo vyras sveikina moteris. Ką kalba šitos kortos? Tai ir yra tai, kiek visko reikia atšvęsti, tam, kad būtų, kaip čia pasakyti, tam, kad būtų stabilus santykiai, tam, kad būtų viskas harmonijoje ir kažkokiam tai stabilume. Tai vat vėlgi, tam, kad vienas kitam parodytume dėmesį, šitas vyras tai supranta, šitas vyras tą padarys ir padarys, manau, kad visai netgi noriai. Tai vat su kuo aš jūs ir sveikinu. Pirmas variantas buvo toks. Antras variantas. Antras vyras, kurį jūs galbūt pasižiūrėsim. Jaunas vyras pačiame savo, kaip sakoma, žavesio ir jėgų šitam, kaip čia pasakyti, pačiame jėgų ir žavesio zenite. Jisai mėgsta dėmesį, jisai mėgsta moteris, jisai jaunas, jam patinka būti dėmesio centre, jam patinka gauti dėmesį iš moterų, žodžiu. Tai yra tikrai dažniausiai dar nevedęs vyras, nes jisai, kaip čia pasakyti, tiek daug gražių moterų, kodėl reikia įsipareigoti vienai. Tai va, ir dabar žiūrim jo mintys apie kovo 8. Ar jūs pasveikins,
ką jūs tikrai padarys ir ta korta iš angelų taro. Ir apibūdinu. O taip, vyras tikrai pasiruošęs nustebinti, kaip čia, jūsų padangėje šviesti. Tai jam aktualu, jisai to nori, mėgsta nustebinti, mėgsta padaryti kažkokį tai siurprizą, bent jau apie tai jisai tikrai planuoja ir galvoja. Jisai galvoja apie moterį, su kuria irgi laukia intimumas. Tikisi, kad šita diena, šitas penktadienis įgaus prasme ir jisai norės ir noriai tą darys. Jo yra, ką taro angelai sako kalba, tai yra gali truputėlį nerimauti, kad dėl kažko tai nerimauti. Kažkokia tai, žodžiu, jeigu per daug persistengs arba per daug pasistengs, gali ne viskas suveikti taip pagal planą, kaip jisai planavo ir todėl truputėlį nerimo turi. Bet kuriuo atveju jo planai ir jo idėja yra labai graži ir jūs galite tikėtis iš jo maksimalaus dėmesio bent jau tą vakarą, tai tikrai, nes jisai tai planuoja. Taip yra kažkokiu, tai kaip ir sakiau, gali būti truputėlį per daug, arba padaugins alkoholio, arba ten dar kažko tai, bet kuriuo atveju jam šitą dieną numatęs nustebinti savo moterį. Vyras. Vyresnis vyras, tikrai vyras, ne vaikinas, ne jaunuolis. Vyras, apie kurį irgi galima pasakyti, kad jisai dažniausiai jau sukūrė šeimą, kad jisai save realizavęsis ir tai yra vyresnio, vidutinio amžiaus vyras. Jeigu jūs turit kažkurį tai, kaip sakoma, savo pažįstamą, tai galite jį atpažinti. Jo mintys. Trečias variantas ir jo mintys. Ir kaip jisai planuoja moterį nustebinti kovo 8 dieną. Ir taip pat dar viena korta papildoma. Taip, jo mintys. Taip, jisai labai draugiškas, jisai nori tą draugišką ryšį. Toks, žinot, mažai aistros, bet yra, kaip ir sakiau, kadangi jisai dažniausiai sukūręs ir vedęs ir turi šeimą, tai jisai į tai žiūri kaip į tokį ištikimybės simbolį. Jam nesunku padaryti moteriai malonumą, jam nesunku nupirkti gėlių. Jisai tą daro vedamas draugystės, ištikimybės ir tokio gilaus ryšio. Taip, jisai irgi planuoja labai intimų, labai tokį gražų, sakyčiau, jo veiksmai. Galite tikėtis tokio labai seksualaus penktadienio vakaro. Imperatorius. Imperatorius išėjo tai, kad jisai ir iš tiesų mėgsta organizuoti, mėgsta, kad viskas, kaip čia pasakyti, kad visa jo gerovė ir tai, už ką jisai prisėmė atsakomybės, kad viskas klestėtų, kad visiems būtų patogu po jo saulę ir jisai visko pasirūpina. Vyriška energija, kuri pasiruošus, kaip čia pasakyti, nepasiruošus suteikti malonumą moteriai ir tikisi, kad bus įvertintas ir pagirtas tarp moterų, tikrai šitas vyras bus. Tvarko, ketvirtas. Taip padaryti. Dar vienas vyras, kuris irgi yra savo, kaip sakyti, savo amžiaus, savo vidurio amžiaus kelyje, gyvenime. Tai nėra vaikinas, tai yra tikrai vyras, kuris pasiruošęs, net nepasiruošęs, nežinau kodėl sakau pasiruošęs, bet vyras, kuris turi šeimą, turi savo jau gyvenimo tikslą, pasiekęs jo jau pakankamai toksai gyvenimo vidurys, galbūt jau ir į antrą gyvenimo pusę. Apie tokį žmogų kalba eina, jo mintys, jo veiksmai, ką jisai pasiruošęs daryti kovo 8. Ir ką kalba angelai. Ką kalba angelai. Taip, jo mintys. Saulė.
Nu kągi, žiūrim, visi vyrai nusiteikia kovo 8 nustebinti moterį, pasirodyti visame savo, kaip sakyti, žavesio gražume, sušildyti moterį savo dėmesiu, savo energiją ir jisai tą daro iš tokio širdies dosnumo, kaip sakoma, ne, vyriško širdies dosnumo. Taip, jam bus labai svarbu parodyti dėmesį moteriai. Jisai labai, kaip sakyt, galbūt jūs nori nustebinti daug daugiau, negu jūs tikitės. Parodyti savo jėgą, parodyti kažkokią savo išmonę ir labai yra susikoncentravęs nudžiuginti savo moterį taip, kaip jai norisi. Dar žiūrėkit, apie ką kalba. Tikrai tai išėjo taurių karalienė. Moteris, kuri yra jo mylimoji. Moteris, kuri yra jam labai svarbus ir draugas, ir šeima, ir gyvenimo dalis, ir jisai nori tą moterį padaryti šio vakaro bent jau pagrindinę karalienę ir būti irgi dovanų karaliumi, tai tikrai. Su kuo aš jūs ir sveikinu ir tikiuosi, kad penktadienio vakaras praeis puikiai. Vyrai šaunuoliai, neužmiršta. Bent jau neužmiršta, kad ir kaip jie ten neigtų arba nuvertintų šią šventę, vis tiek moterims dėmesys labai malonus, manau, ir kiekviena iš mūsų nori jį gauti. Taip, dar vienas vyras, pats vyriausias vyras šitoj kaladėje, sakyčiau. Tai yra pats vyriausias vyras, jeigu mes žiūrim apie visus 8, jeigu jūs atpažinot savo žmogų, kuris jau yra, kaip pasakyti, jau labai brandus, nesakysim senas, bet labai brandus, tai va, apie tokį žmogų kalba eina, kaip jisai į kovo 8 savo širdies damą irgi norės pasveikinti. Pats brandžiausias vyras ir taip pat jisai vis tiek vienaip ar kitaip, jo gyvenime yra ta moteris, kuriai jisai rodo dėmesį ir nėra abejingas. Oi, žiūrėkit, kažkodėl tai pirmą ištraukiau šitą, išėjo korta įsimylėjėliai, pasirinkimą. Norės moteriškos energijos. Galbūt slepia, galbūt irgi tokia ruošia siurprizą kažkokį. Išėjo mėnulio korta, kuri kalba apie stiprią moterišką intuiciją, stiprią moterišką tokią, irgi norą nustebinti arba pasimėgauti moters dėmesiu, gauti moters dėmesį. Jisai apie tai svajoja, jisai apie tai galvoja, jisai tam kaupėsi ir nori, kad šitas vakaras praeitų labai ypatingai, sakyčiau, suspindėtų jūsų jausmai, atsigautų jūsų jausmai, bent jau kažkokiom tai detalėmis, dėmesys kažkokiam tai ypač svarbiam moters akimis aspektui, jisai ruošiasi tą padaryti. Nes, kaip ir sakiau, nuoširdžiai, giliai gerbia ir myli moterį ir nori ją padaryti, bent jau šį vakarą parodyti, koks jisai dėkingas ir koks jisai yra, nežinau, dėkingas ir aistringai nusiteikęs šiam ryšiui su moterimi. Tai va, tai apie tokį vyrą kalba buvo. Irgi šaunuolis, pagirtina. Dabar dar vienas vyras. Jaunas vaikinas. Vaikinas. Irgi jaunas iki 30, apie 30 metų. Žmogus, kuris žino savo žavesį, žino, kad moteris jam patinka ir jisai moterim patinka, jisai domisi moterimi, jisai gali labai, kaip čia pasakyti,
labai neskubėti susijęti savo gyvenimo su kažkuria tai viena, bet dėmesio centre jisai mėgsta būti ir jisai aktyvioj paieškoj, kaip sakom. Jo mintys, jo veiksmai, kovo 8 ir ką kortos sako. Namai. Šitas vyras, iš šito vyro galit kažkokios tai, kaip čia pasakyti, galbūt jisai per daug jaunas, kad sureikšmintų kovo 8 dieną, bet kuriuo atveju jisai norės namų jaukumo, jisai norės irgi kažkokios, tai galbūt jūs pati priminsit jam apie savo kažkokius tai irgi lūkesčius. Toksai, žinot, didelių pastangų nedės, bet jaukumą ir tokį vakaro, penktadienio vakaro kažkokią tai pasibuvimą, jam tai bus irgi galvoja apie tai, svajoja. Kaip ir sakiau, galbūt jisai neatskleis jums, nesureikšmins kovo 8-osios, nepasakys, o kas čia per šventę, tai kad čia kažkoks tai atgyvena tarybinė ar dar ten kažką. Gali nuvertinti tai, bet didelių kažkokių tai švenčių su juo, kaip sakoma, iš jo galit nelaukti, bet jeigu kažkas tai bus, surengsit ir suruošit, tai nieko tokio, jeigu jisai ir tuo pasinaudos, kaip sakoma. Kaip ir sakiau, pats nieko kažkokio tai ten, kažkokių planų neturi, bet neatsisakys švęsti, jeigu jūs tą patį padarysit, bet tai bus tikrai ne todėl, kad kovo 8, kad čia dar kažkokia šventė, dar kažkas, ne. Šito iš jo tikėtis nereikia. Visų pirma, todėl, kad jisai nuvertina tokias galimybės, nesureikšmina jų ir nemato tame kažkokios tai savo naudos ir prasmės. Tai va apie tai kalba. Bet, kaip ir sakiau, jeigu kažkokia moteris pasakys jam, ką reikia daryti, jisai galbūt kažką tai ir nuspręs padaryti, nenorom, galbūt kaprizai bus kažkokia tai, bet jeigu dėl šventos ramybės, kaip sakoma, gerai, aš tau nusileisiu. Tai va apie tokią kalbą eina. Apie tokį vyrą čia kalba eina. 7. Jaunas vėl vyras. 7. Dar jaunesnis už šitą, iki 20, iki tai yra šitą 30 metų, kažkodėl tai 28 pamačiau, tai irgi sakau, apie 30 metų vyrui, bet iš tiesų tai yra jaunas vaikinas, vyras tik tai, jo gyvenime vyras tik tai inicijuojasi, jisai pats ima iš gyvenimo viską, ką gyvenimas jam suteikia ir tikrai kalba eina apie jauną vaikiną. Jo kovo 8 veiksmai ir ką kortos kalba. Kažkokios permainos. Gandras kalba visada apie permainą arba šeimos pagausėjimą. Jisai bus nusiteikęs labai romantiškai, nusiteikęs tą penktadienį kovo 8 gali pasiūlyti permainas kažkokias, tai jeigu jam tai aktualu, bet kažkokio tai siurprizo ir netikėtumo, kuris sužais moters galbūt noru turėti tą permainą, galbūt stabilizuoti santykius. Žinot, tai nėra šventinė nuotaika, kovo 8, tai nėra ta diena, bet kažkokiu tai permainos gyvenime arba kažkokios tai pokytis nusimato, sakyčiau taip, kuris turės įtakos tolimesniam gyvenimui, va taip. Ir tas pokytis yra su skeptrų karalienė. Su skeptrų karalienė, kuri yra reikli moteris, kuri yra aistringa, seksuali moteris.
gali būti šiek tiek vyresnė už jį moteris, bet visada jinai labai aukštos savivertės, žino, ko iš gyvenimo nori ir jei šitas, kaip čia pasakyti, jūsų poroje, šitas žaidimas abiems tinka ir patinka. Kiekvienas iš jūsų einat žinodami, ko norit iš santykių, kodėl šitie santykiai jums svarbus. Ir tai, ir kaip ir sakiau, gali būti, jūs nesulauksit to, brangioji, aš tave sveikinu su kovo 8-ąja ir ten tulpių ar dar kažko, tai bet tas vakaras irgi gali būti toksai, kaip pasakyti, teminio vakaro gali tikėtis iš to vaikino. Ir paskutinis, pats jauniausias, kokių 25 metų vyriausias vaikinas, tai yra tikrai jaunas vaikinas, kovo 8. Ko galima tikėtis, jo mintys kokios, jo veiksmai. Ir ką šitas sako? Mėnulis. Jisai gali sveikinti mamą su kovo 8-ąja. Jisai gali sveikinti daug, ne vieną merginą su kovo 8-ąja. Arba tą vakarą, kaip sakoma, irgi parašys daug žinučių. Nes jisai nieko nesirenka, niekam nesuteikia prioritetų kažkokiu, tai niekam nerodo, bet jo gyvenime yra daug emocijų, daug pasirinkimo, daug moterų ir jisai tuo naudojasi. Tai vat vėlgi, vienos kažkurios tai neišrinks, neišskiria iš savo dabartinio gyvenimo etapo, nėra vienintelės, bet yra daugiau galimybių ir gali tai būti, kaip ir sakiau, ir mamą pasveikinti, ir sesę pasveikinti, ir dar kelias draugės. Tai va apie tokį vyrą kalba eina, nes jisai dar nepadarė to savo pasirinkimo. Jisai tik renkasi. Renkasi savo jausmus, kam dalinti, bet jisai, kaip ir sakiau, greičiausiai, kad dar geras sūnus ir didžiausia tikimybė, kad su kovo 8-ąja jisai pasveikins mamą. Tai va apie tokį mes kalbam žmogų. Tai va, tai toks mūsų ekspres būrimas. Jeigu jums tiko ir patiko, lauksiu jūsų atsiliepimų, lauksiu jūsų komentarų, o aš sveikinu, kad šitą linkiu, kad vis tik ta kovo 8-oji, kad ir kokia jinai ten būtų su savo istorija diena, bet mes moterys visada norim dėmesio ir tikiuosi, kad visi vyrai tą dėmesį prisimins, suteiks ir padarys mums malonumą. To aš jums ir linkiu. Iki kito susitikimo. Iki.